Sveiki, 15 diena iš Gibraltaro į Hamburgą. Žiūrim, kokie nuotykiai lauks mane šiandien. Vitaminukai ant kelio. Nes uždarytas, bet ne man. Tikrai ne man. Vakar atsibudau tokiam šaltį, šiandien iš buto išėjęs vis tiek drebu. Kepyklėlė, miltai, farinė. Tai ką, galvoja, taip lengvai pasiduosiu? Ne. Šiandien vėjas dar pučia į nosį truputį. Bet jau jisai juokingas lyginant su vakar. Bent ant kelio galiu išsilaikyti. Ir greitis jau normalus. Oras koks 14 laipsnių. Vėsokas vėjelis, bet jau šilta daros. Nusimato kalnas iš kelių kilų. Nemažas, ta prasme ilgas kilimas bus. Nu ir žiūrėsim, šiandien atrodo gera diena nusimato. Pažiūrėsim, kaip yra iš tikrųjų. Išvažiavau po 9, norėjau pailsint koją, tai spėjau ir video vakar sumontuot. Nu sorry, bet man nepavyksta tilpti valandą, užtrunka 2-3. Daug medžiagos ir tai jau po to karpiau. Tai, kad gerai pailsėjau, papusryčiavau sočiai ir kimbu į kelią. Noriu apšildyti sąnarius, nes keista, dešinė koja jau baigia praeit. Dabar kairė kažką nori man pasakyti. Miesteliai gražus, šiaip man Prancūzijos architektūra tokia labai smagi. Bet kokie atrodo kaimeliai važiuoja ir tvarkinga. Nėra kažkokių labai atplyšusių namų. Tvarkingi žmonės gyvena. Tai vienas? Jo, solo. Senka mano maisto atsargas, paskutiniai riešutukai. O krautuvės jokios čia nematau. Duokit man kalnų, aš pasiruošęs. Šiandien viskam. Nu pažiūrėkit, kaip vat gražiai čia gyvena prie kalnų. O, tabakinė. Tiek to šiandien. Šiandien be pasaka. Toks gaivus. Jeigu neminčiau šalta būtų, bet dabar kai minu, tai taip jaukiai labai. Pačiam šilta, oras toks vėsesnis. Gerai. Čia šitie pupulį. Pupso. Ką, prasidėjo smagumas 100 metrų sukilimo. Važiuojam. Užkojam, tai yra, atsiprašau. Pasiruošimas kalnui reikia nusilenkti, nes iškepsiu aš. Šiaip gera diena visai. Man patinka. Kalnai. Aš toks jau kalnų žmogus pasidariau. Nu ką, kalnai. Sveiki. Pagarba. Bandžiau muzikos klausyt, bet net nesinori, tokia ramybė, tokia tyla čia. Paukščiai čiulba tik ir viskas.
košės, besigyvenau. Ir užsidedu džemperį, nes, matot, yra į apačią. Ir tik tokie vaizdai tik prasideda. Paspaudžiau filmuoti, bet nežinau, ką čia filmuoti. Mažas nuklydimas. Dar niekam nepakenkė. Man. Va. Mano kopimas. Toks va dabar keliukas mano. Biški banguotas buvo. Nuokalnė, bet greit čia nelėksi, nes ir skaldos va yra. Šiandien kažkaip be automobilių dar diena. Kelias mašinas tik pravažiavo. Tinginiauju. Važiaulis ima. Tiesiog sėdžiu ant dviračio. Op, 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 op. Op, op. Ir užkilau. 20 minučių. Gal rasiu dar kažką. Dar košės turiu, va. Sėsiu ant košės. Vandens dar turiu. Ne, vandens dar vieną pilną turiu. Tai tiek to varom. Žiauru. O čia yra žiauru. Pavarų žemiau nebėra. Gavau niekaip neužminsiu, bet kažkaip pavyko eiktis. Dar liko. Rimta čia. Atokvėpis. Kapuršiukai. Čilina. Sau. Šiaip gan gerai laikaus. 1 valanda. Jau PM turiu, tai realiai trečdalį. Dar 6 valandas. 7, 8, 100 PM. Kokia 10 gal. tą nesį pasiekčiau taip paspurtavęs. Aišku, tamsojo. Žiūrėsi dabar. Eisiu karvės melžt, man atrodo, jeigu košė baigsis. Purto čia tas keliukas toks, bet dabar dar už 10 kg radau parduotuvę. Nu gal šį kartą savęs neapgausiu. Reiks tik pasukt biškį. Bet noriu, kad būtų grinai po ranka, nenoriu nusukinėti. Pralėkta gerai. Rimtas jau bus. Bet, nu ką, kaip nors jau tiek nuvažiavus, nesisuksiu atgal į Ispaniją. Mokykla ir savivaldybė. Du viename. Baigi mokyklą eini dirbti. Pasistengsiu šiandien pasiekti Nesį. Bonjour. Bonjour. Do you speak English? A little bit. Tai va, gera nuotaika visai. Tie kalnai įdomus tokie. Greičio nėra didelis. Fainas miestelis toks. Ir aptarnavimas labai fainas. Do you want to drink something else? No, I'm It's good. okay, water? Yeah. Wow, nu čia gerai užsukau. Širdis dainuoja.
Nu ką, sūris ir salotos, kiaulienas su kiaušiniu. Žiauriai gerai. Nu, desertas tai išvis bombinis, ta prasme. Čia yra pasirodo apelsino tokia konsistencija, kremas, biskvitas, grietinėlė. Wow. Žiauru. Neatsimenu, ką taip skaniai valgiau. Esu labai laimingas dabar. Ekstazė. Pasimau, čia pasirodo portugalų restoranas. Merci beaucoup. Au revoir. Oi, ir vėl pasaulis šviečia gerom spalvom. Guminukai ar M&M's? Guminukai ar M&M's? Guminukai. Perfect. Apsipirkęs. Viską turiu. Super. Eik tu savo, kaip aš gerai pavalgiau, kokia nuotaika gera. Kartais tokių mažų dalykų reikia. Praleidau savo posūkį, pavijau ir dar būčiau varęs. Lemba. Geras greitis buvo. Va ten ženklas. Reikėjo sukti. Tuo metu čia jis mane ir lenkia. Lemba, kaip greit nuskridom. O parvyniot vienam. Ta prasme 400 metrų skilimas. 7 kilai, 5%. Močiutė sėdi ant suoliuko, skatina, vairuok, dink. Dar net nepradėjau. Toks kalniukas buvo jau pompikė. Nu ką, pradedam. Nesvarbu, kad neužsmailintų labai. Taip tai užpuškuot galiu, bet kai jau labai su 2.8 kasetė gali, nu blemba. Dar svorio daug. Keidenso sukimo dažnio nebepasiekiu ir ragas. Dar tas kelias. Ne, jeigu į kalnus, tai rekomenduoju pasikeisti kasetę. Žadėjau dar į 3D pakeisti. Kažkaip neapsikrovau, pasižiūrėjau su ChatGPT, kad tipo 10-15% lengviau. Nu tai galvoju, ką šį dėl tiek. Bet dabar tai suprantu, kad būtų pamačyje. Su bemiku užžiūrėjau. Zona iki kovo 31 reikia su snieguotom padangikiam būt. Nu, nice. Dabar būsiu be. Geras kalniukas. Žiaurius.
Blemba dar bus sukilęs be reikalo. Pasirinkau ramų keliuką. Tikrai nesisukiausi šana. Nu, gerai, bandau. Dar paspirgint man čia suodžiu. Ispanija irgi buvo tų kalnų. Buvo ir ilgų tokių puškavau. Ir nieko. Dar karščiau buvo, dabar tai nedaug tų laipsnių, bet karšta. Nu ką, 200 šiam liko. Smagiai. Ai. Nu, ilgas kelias, bet nėra čia žiaurus. Rimtas maršrutėlis sudarytas, ačiū. Dar tiek pat liko. Svarbiausiai nešikti batą. Minu ir minu. Viskas. Net tie posakiai manęs nedžiugina visai. Tour de France etapas. Bet nėra baisi, tik tai sunku. Nu, nėra žiauriai sunku. Tiesiog esu vargtelėjęs truputį ir palyginu, kaip pirmom dienom Ispanijai kapau šitas kalnas ir kaip dabar tai taip skiriasi. Oi, serviruoja man 9 ir 10% sukilimo čia. Ką jūs galvojat, ką veikiu? Kapoju į viršų, kapoju tiesiog. Crazy. Ai, taip ir suku čia tas kilometrus. Nu, žinokit, rekomenduoju, bet be daiktų. Čia kapoju. Ir atsidursiu tam pačiam taške, kur ir buvau. Namie. Nu, tik jau kaip hobitas, su patirtim, su nuotykiais. Nu ką, gerbėmieji, buvo įveiktas šis kalniukas rimtas ir kaip tik dabar 100 kilometrų kaip susukta. Blemba, biškį save nustebinau, nuliūdinau, nes pasitikrinau dar Stravą, kas liko iš to sukilimo. Tai dabar pasileisiu. Ir už 15-2 kilo panašus, nu tik nuo aukščiau startuosiu. Ir tada prieš Annecy irgi toks. Nu, žodžiu, bus ką veik dar šiandien. Tai mato daug gerų stabdymų. Tai pirma dalis statesnė, po to jau turėtų palengvėti. Ak, čia važiuoja, ten jau tunelis yra. Nu ką, lysiu į urvą, biškį atsivėsinti. Wow. Au, koks šaltis. Tai sunku. Laukiu stoteliai, autikas toj turėtų būti. Žiauriai sušalau, sunku. Juokauju, stoju apsirengti. Žiauriai šalta. Čia kalnuose 13 laipsnių. Ką tik buvo 22, 20. Voilà. English. Do you know where do you sleep this evening? Annecy. Annecy? Annecy? This evening? I came from Venice. Yes, but today. Annecy. This evening you sleep in Annecy?
Bon, mais good luck. 10 kilometers. Have you got light? Yeah. Ah, okay. Bye. Au revoir. Au revoir. Trim 6 kilai. Nuo saulės. 4 minutės. Je m'en fous pas de qui. Šila. Čia truputį šilčiau mieste. Nu tenka ir taip pravažinėti. Nusukau dar į pizzeriją. Bet ne picos, o vandens, kad nepritrūkčiau. Kylu 5 prieš paskutinę kalną. 3,9 metrai sukilimo. Tai man čia po šiandienos tai vieni jokai šitas. Tik tai paskutinis toks biški gąsdina. O šitas tai ką? To ir praeis. Cool. Ta prasme, šito klaimbo net nepajaučiau. Kažką tą dviratį pafotkinau. Varau, žiūriu, va, viskas den. Gal guminukų. Čia autostrada šalia eina. O čia toks pagalbinis, ramus. Dar nei vienas automobilis nepravažiavo. Tai labai džiaugiuosi. Tie naktiniai raidai, nu, plentu varant. Irgi viskas all good, tik tai jau tada stiklai dar kažkas baisu, kad, nu, maža ką, kad netektų kipt po to. Štai kol pasikeist, kol ką tamsoj dar. Tai saugiau ryte važiuoti iš tikrųjų anksti, nes jeigu kas ryte nutiks, nu, tai dar tik tai švis. O naktį jau jo reiktų miegoti. Bet tokią naktį kaip šią, kokį aš saulėlydį mačiau Čemberį, tai vau, nebūčiau ryte tokią pastebėjęs. Toks kontrastas kalnų, nerealu. Oi, liko 1 kilometras. Saugiai užsidėjau dar lempą gale, kad mane matytų iš aukščiau. Kad iš aukščiau matytų, nes apačioj kuprinė, tai gal ir nesimato visada. Pamušiau paskutinį kopimą. Buvo reikalų čia. Smagioji dalis. Nusileidimas. Nu jau varant kelintą čia. 14? Ne, 16 diena šiandien. Blemba, tai jau nereikia norėti be išeiginių. Tuščias miestelis. Pagaliau. Kietai. Telefonai viską pasidarė. Nu ką, lemba atvažiavau 186 kilai. Esu Ansi miestelį. Pradėjau Valence mieste Prancūzijos, ne Valencijai. Ir, žodžiu, įsičekinau į butą. Butas nedidukas, bet Ansi nėra labai daug variantų. Buvo 2 naktim, bet aš nenoriu likti. Tai, žodžiu, čia vieta gera, tipo. O, ir kavos yra. Ką čia turiu? O, vonė. Kompaktiška. Tokia. Skalbenkė yra. Nu, reiksis prasiskalbti dar gal. Spėsiu ant greitą. Nu ir mėgamas. Nu, toks kuklus butukas. Nuotraukose geriau atrodo erdvesnis. Tai va, bet
Valgant užuolaidas yra. Ir čia dar kažkoks kambarys. Neaišku, kas čia yra. Tulikas atskiras. Nu, žodžiu, viskas gerai. Viskas puikiai. Atvažiavau. Lemba tamsoje reikėjo minti. Bet atmyniau. Nu, labai džiaugiuosi, kad šiandien pavyko pasiekti Ains miestą. Nes noriu ant tų kilometrų padirbti. Ir žodžiu, visą laiką truputį atsilikinėjau. Tai va šiandien... Ai, aš šūdas. Šiandien gerai pavariau ir 186 sukilimo nemažai. Dabar klausimas, leidausi aš šitą miestelį. Tai aš turėsiu ir iškilt kažkaip, kad iš jo išvažiuoti. Bet jau čia rytojus problemos. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Esu labai pavargęs, bet nėra taip sunku, kaip vakar buvo. Tiesiog ilga dienelė. Tai iki.